Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veiduos šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. 1, 2, 2, 2, 3. 1, 1, 2, 2. 5, 15. Žodžiu, sėdėm Oslo oro uoste, pavalgėm ką tik, atsigėrėm, tuščia. Susirinka nuo kitą stalą ir gyrės dabar. Nu ką padarysi, žodžiu. Jo, pavalgėm, laukiam skrydžio, iki mūsų skrydžio liko grubiai 2 valandas, kažkas tokio. Nežinau, nusiteikimas mūsų labai geras, nu bent jau mano. Buvau piktas, nes nevalgęs. Dabar pavalgiau, tai viskas labai cool, chill, labai gerai. Tėti? Apie ką mes čia? Apie nuotaiką. Nuotaika kaip visada, gerai. Gal. Mama. Geros nuotaikos, biškiai trūkums frizerė, bet nieko. Tai va, čia buvo viena dalis, kurioje girdėjot mus šnekat per visą šitą mūsų ilgą 25 dienų kelionę. Šnekant gramatiškai, nuo šiol girdėsit mus šnekant tik biržietiškai, tai pratinkitės, jeigu nesuprasit, ne mūsų bėdos. Jo, nežinau, kur daugiau net pasakyti apie šitą. Ir kepir. Tai va, jum gerą žiūrėjimą, manau, kad visiems bus labai įdomu pasižiūrėti, tiek ir mums bus labai pasižiūrėti įdomu šitam ateity, šitų visų kelionį, tai jo. Linkim gerą žiūrėjimą visos kelionės ir spauskit like, subscribe and share, follow. Nu, realiai ne, bet nu, ta prasme, suprantat mintį. Žodžiu, tai va, tiek žinių, einam, pakuosimės, eisim link vartų ir tiesiog pračilinsim 2 valandas. Tai va, viso, atsisveikinam iki kažkad, kad sugalvosim pafilmuoti. Realiai. Iki kokio nors nesąmonės. Na, kažkokios nesąmonės. Tai va, viso. Čiau, čiau. Ką tik nusileidom Turkiją, Istambulą. Žmonių milijonai. Ir vis pradėjo stotis net nesustojus lėktuvui. Jis tik nusileido ir jau vis pradėjo stotis imtis daiktus. Man toks buvo, kur... Ką, ta prasme? Kaip sakyt, barmens atėjo, pasakė barmens nestotis. Barmens atėjo, pasakė... Kad kur jūs čia darot nesąmonę. Jo, tai žodžiu, man dabar yra 2 valandos persėdimui. Mažiau biš negu 2. Tai manau, kad spėsim, nueisim, dar gal kvepalų netgi nusipirksim, nes aš nepasiėmiau. Ir nu, pasižiūrėsim, kaip čia kas vyksta. Vsio, išėjom iš lėktuvo. Einam, 2 bėgikus turim. Žodžiu, nežinau, kur jie bėg, bet tiesiog bėgom. Jo, vis gerai. Tuščias oro uostas. Nu, toks pustuštis gana tikrai. Ir einam link transferių. Užkliuvo security nosies toks įkvėpėjais. Ir pats tėtė biškį užkliuvo. Kas tau buvo? Narkotika. Ui, negalim sakyti laiką. Paklausyka. Kas? Pas man nėra vietos. Žodžiu, buitinis gyvenimas, pas man nėra vietos. Vsio, dabar einam žiūrėti ten geitsą ir valinam prie vartų. Jo, esam labai pavargi. Gal užmigsim, tikimės. Ir kažkiek jau šį kartą kažkiek atkentėsim. Bet atgalėsim džiaugtis atostogom 25 dienas. Bent jau tiek gerai. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Sulipam į lėktuvų, vis sėdžiam, langą didelį, televizoriuks geresnis negu anksčiau buvo. Davė čia visokių tašyčių, ten yra paukitoj. Tašytė va yra tokių tašyčių, tai unboxingų vėliau padarysim. Ir vietos irgi
biški daugiau, ne per daugiaus, bet jo, daviau šitiem, daviau duoti, šitam daviau saldainius tardės, tai įsišypsoja, sakė labai ačiū, nereikėjo, tai tikiuosi, kad bus lengviau bendrauti, gal dos kokių užkandžių daugiau, arba lais pareiti galą, jeigu bus nepilns, bet pagal viską atrodo, kad pilns bus lėktuvas, bet pasižiūrės. 5 hours later. Naktinės veikinas iš čia vidury kažkur niekur. Buvo pamiegot 3 valandos be perstojo, tu prasme, šiaip galėjos iš viso 4 gavos per šitą skrydį. Čia irgi buvo pamiegot panašiai, tėtė daugiausiai pagal veidą išraiškas miegoja. Šis metas liko dar 5 skrist. O kažkaip. Šiaip gavo tortą, va. Šipsoja, sakė, va, gal nori tortą, o tėtė miegoja, negavo, aš tik gavo tortą. Da saldainį kažkokį. Žodžiu, nieko liko 5 valandos, įdom dar 2-3 kažkas lakėm. Žodžiu. Tėtė per blogą. Galim kentėti. 3 hours later. Ką tik gavom pusryčius. Tai yra bandelė, džims, pas mane košė dar yra, jogurts braškinis ir čia kažkokie sūris su daržovėm, sultis ir tėvą pasiėmė po omletų, bet nežinau, jiem bus skan, bet... Nežinau, ar ten omletų? Jo, na žodžiu. Va, duonytė su vyšnių uogienė. Puikiai surinkta piena, tik trūksta ir po čia. Debestis už langą toks vaizd. Galėčiau pusryčiauti tik vaizd kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Nebedaug liko valandą ir būšim Mexico City. Eidam dar biškį ir jau baigsis mūsų kančias, nes prieš manį sėdėjo toks nevisprotis, kad ten, žodžiu, net sunku apibūdyti žodžiais. Dar tebesu, manęs nerasi, nes aš žemėje esu. Dar tebesu, abu kartu skraidyti gali, kaip kosmoso karaliai, aš ir tu. Dar tebesu. Nusileidom Meksikos Sičiam ir dabar kaip autobusom, va, vien pasiliek, tai dar sėdž. Mes vieni iš tų, kurie dar sėdžiam ir lauk dar vienas skrydis. Ir tada pagaliau jau būsim Cancūne. Tikimės greit praeiti migracijų ir važiuosim tada iki Playa del Carmeno. Ir jeigu pasiseks, dar ir įsimaudysim seną. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Kiek sustabdė, va, tik va ir mes Va, mum pasitika šitie fatvas, pamojava mum, va, kryžiukų, šnai. Все, lipam, einam. Ką tik praėjom migracijų, 5 minutės, su Meksik nėra lygiai, su Amerik nėra lygiai. Žmonių šiaip čia daug. Bet mes dabar einam ieškoti mašinos nuomos ir einam visi mašinų važiuojam apsipirkti ir įsičekinti į mūsų hotelį ateinančiam 4 dienom. Bus smagu. Čia yra kai išeini iš Cancūno oro uostą ir tavi tiesiog banda prisivilioti visam įmanomam būdą. Tai čia tik tas laukinė dar pusė, bet viduj buvo tas pats, tiesiog vis šokam galvų. Ir tiesiog saka, eikit, čia su mum važiuokit, mes jums siūlom nemokamai tu. Žodžiu. Tai einam ieškoti mašinos ir karštis, nes mama ne... Užrasuoja, viskas nusiėmė. Amerikos buvo geresnė. Jo, čia šlap. Žodžiu, tai jeigu kamera rasos pas man, tai žinokit, nieko negali padaryti. Gerai, nes tu gali būti kita arba kitas. Ginta, 39. Kur tvarka, ten ji.
mėgsta kalmarus, save laiko profesionalia keliautoja. Ar tai tiesa? Sužinosime netrukus. Va, mums Kankuns pasitinks su tokiem oram. Nelyja iš vis, kai mes atskrydam, dabar sugalvoja paduoti gerai lietus. Nelabai kas matas, 100 galim važiuoti, važiuojam 70. Tėtė vairuoja automatu, happy. Kartą. Mam irgi galan jau savo viečiai happy. O aš irgi happy, mes vis happy, važiuojam link savo nakvynės ir jo, bandom išgyventi šitų lietų. Ui, kaip čia nieko nesimata. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Ką tik įsičekinom į savo hotel, dad parėję. Padarom biškį room tourų greitų. Čia turim vonių su duš. Tas yra dušų su tuliu. Čia aš, hello. Čia durys nežinomi kur, nežiniu. Šiaip žiaurė toks jauks. Net skalbimo mašina yra. Žiaurė fainė. Čia daiktai jau užsipakinėjamus po biškį. Čia įsijungiam šito AC. Teleks, balkons nesu geriausias. Ir ant stogo yra baseinas. Taip kad full package. Žodžiu, einam biškį apsidėliosim, susidėliosim, ką darom ir jau čia iki Basanavičiaus gatvės nueisim. Nes Basankė čia irgi yra. Kaip Palangoj, taip ir čia Basankė yra. Žodžiu, jo, bandam nueiti iki Quinta Vendida. Bandam nueiti iki Quinta Vendida. Kitaip žinom Basanavičiaus gatvės, pasižiūrėti kaip kas tenai. Ir jo, reikia dar pinigų išsiimti. Paukščiai visokie skraido. Ir hola. Ir žodžiu, teik žinių. Nežinau, kiek čia skaitos ta gatvė, bet kol kas atrodo, kad panaš biškį Basankį. Čia barai, tai irgi visi šitie žmonės, tie, kurie dirb, irgi vis tokie. Ateikit, norėčiau takų, pas mumis čia pigu, gražu, tipa. Galvoju, tipa, kaip ir užeitume, bet dar mes nepraėjom net į gatvės pusę, net biškį neįvėjom. Tai šiaip įdomu, paukščiai va tokie pat ir tenai, kaip ir šitam Puerto Rican. Ir eis be taisyklių, karvelė vaikšta. Ir jo, šiaip nežinau, kol kas nieko labai spūdinga, papras Basankė. Ir jo, šiaip daug pardžių, daug barų, daug palmių ir baisiai karšta, tas nieko gero. Kaip jaučiatės jūs, dujė? Normaliai, viskas gerai. Karšti. Kažkas įdomus. Šlapi karšti. Tai mes jau čia vis, grina. Tai čia ir va parduotuvė, sombrerų galim nusipirkti, viską, šnapsą ir čia va palmės. Žodžiu, viską, maudimkių, Louis Vuitton, prašom, tik tas va, sako, čia rojais, ta prasme. Tai šiaip fain, kol kas fain, bet baisiai karšta tas. Nieko gera, kad baisiai karšta. Žodžiu, šis vietinis meksikietis. And I got a souvenirs. Oh, nice. Nice and cool. Here. Einam, tiesiog einam. Oh, so good. Nice. Beautiful. Nice. Have a look, please. Maybe find something. Maybe. Žodžiu, atsivedė mum meksikietis į pardį, mama prisivilioja, sakė labai gražus plaukai ir sakė, jų matė kažkur. Bet mes ją nematėm niekur, tai čia buvo triuks. Jo, čia tiesiog triuks. Čia yra cigarų, va, yra viską, ta prasme. Tai čia taip visai neblog, bet ar mes kažkur pirksim? Mam, ar mes pirksim ką nors? Tikrai? Apeisim, greičiausiai dabar, kad ne, bet pasižiūrėsim. Come here. Come on. Tėti jau prisikvietė, jau su cigarams. Cigaram. Or we got singles. Ir ką veikti Meksikoje, jeigu tu
toks, kur tipo lendi prie kiekvieno, žinai, kur negali pasakyti ne. Tai skaityk, kad tavai visur paėms ir tu visur viskų išpirks, nes tu turi tiesiog eiti, no gracias, no senjore, no. Kažkas tokio, žodžiu. Tai vat. Šiaip karšta, labai žiauriai karšta, tiesiog. Vais prieėjus prie jūros. Dumblių yra, bet nedaug, nu aišku. Vandenį dafiga. Čia primest irgi dafiga. Bet ten žmogus maudas, ten ir tilts kažkoks. Čia mamytė. Mama, pamojuokime. Vo, gerai. Nu, žodžiu, ta prasme, nu, jo, vanduo, ne. Nesimaudysim. Ne, maudės kažkoks. Tikrai O, griaudėjai. Čia kavos tirščiai. Realiai, kavos tirščiai. Kaip kavos tirščiai, tas su pienu prasidės. Tai, žodžiu, nežinau, bandam galiai atgalink. Jo, rodžia, bandam eiti, kad nežinau, atgalink namų ten pavalgysim kažkur. Čia vyksta patyčias, dabar iš tėtės tyčiojamės. Davai, foto. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Užsisakėm sulčių. Grande. Braškė, greipfruts Ir apelsins, ne? apelsins, o ananasas. Ananasas. Žiaurės skanios. Mama. Labai skaniai toks rūgščiai karts toks, bet toks gerulis. Bet aš va ką tik nuėjo nupirka į parduotuvį greipfrutą, nesakė, kad net greipfrutą. Nuėjo nupirka, nu žodžiu, žiauriai, faini. Tokiai viečikiai irgi atėjom, tokiai. Nu, labai vietinė šeimos verslus, palaikam šeimos verslų. Greičiausia, nes vaikai dirb. Ir dabar laukiam dar takos, kesadilijų ir tėtė burritų pasiėmė. Tai pasižiūrėsim, kaip čia pavalgysim, kepčikas. Kesadilijos su plėšyta vištiena. Skanu? Nu. Skan? Nesupratau. Jau spėjat paragauti? Jo, baisiai gerai. Kai valgyt norės. Bet ir atrodo tik neblogai. Neblogai, viskas gerai. Čia žiauriai aštru. Neįmanoma valgyti. Jo, Reikia prašyti, kad pakeistų. Reikėjo guakamolį kokį ir čia valgom. Širain paragauti. Čia skam, bet man padažą trūks. Atnešė ką tik dar takų. Tai takai atrodo taip, kaip turi atrodyti. Dar užsisakėm guakamolės. Tai pasižiūrėsim, ar spės atnešti, kol baigsim valgyti, ar nespės. Bet šiaip, nu, vien liksiu guacamolį va kesadilį suvalgyti. Mums skanos, jom gerą žiūrėjimą. Kaip mes valgom? Ne. Mes pavalgysim ir eisim į baseiną namo ir šiandienai bus tiek, nes galvos tokios, žodžiu. Tai va, einam valgyti takų. Žodžiu, viskas, viso. Baigiam dieną. Grįžam namo, nuvarėm nusimaudyti, aš kamerų paliko kambarį, tiesiog jau nebe. Pasijungiam dabar nežinau ar matas, bet LRT. Tėvas sėdži balkoną, tiesiog aptarinėja dienų. Žiūri pro langus, stebi meksikiečius, kiek kulkas veik. Pas man dabar yra beveik 8, yra jau tams. Tai manau, mes baisiai greitai įsimegoti. Ir manau, kad šitai dienai bus tiek. Ir jo, labanakt. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.